Sveiki draugai, su jumis Haroldas, kripto mokymų centras. Šiandieną sekmadienis, gruodžio 14 diena ir darome dienos analizę. Nu ką, sekmadienis, savaitės pabaiga, weekly closas. Na, maža žvakė iš tikrųjų weekly. Vėlgi, žvakė su ilgu vyku, bet į viršų. Na, jeigu būtų ilgas vykas į apačią, keičiau, gal ir kažkoks tai local bottomas. Na vėlgi, turiu pasikotinęs tokį įdomų indikatorių, tai jisai parodo žvakę su ilgais vykais. Ir na, kaip tai veikia. Aišku, reikia kontekstą žiūrėti, ne, tai tarkim po apmūvo. Dažnai, na tarkim, apmūvas būna impulsyvios žvakės, ne, tai yra, kai impulsyvios žvakės yra trendas, stiprus judesys, kai prasideda po tokios mėlynos žvakės, tai yra žvakės ilgais vykais ir na ką tai reiškia, tai tiesiog maksimum 30% žvakės bodžio, ne, tai iš visos žvakės maksimum, tai yra visos žvakės range maksimum 30% gali būti pats žvakės body, tai yra na žvakės kūnas, ne vykai. Tai vat būtent šita dalis, ne, tai čia reiškia žvakę čia atsidarė, čia užsidarė, tarkim, jeigu buliš, bet treidino visam šitam range per tą laikotarpį. Tai na, ką reiškia, tarkim, žvakę su ilgu vyku į viršų ir su mažu bodžio apačioj, tai reiškia, kad per šitą, na, tarkim, imkim savaitę, kaina buvo pakilusi iki čia, bet vis tiek užsidarė apačioj. Na ir nėra skirtumo iš tikrųjų, ar tai buliš žvakė, ar tai bėri žvakė. Tai, na, tarkim, kad ir šitą žvakę, jinai kaip ir buliš, tai kaina atsidarė čia, buvo pakilusi iki čia, bet užsidarė čia. Tai, na, nebūtų šiuo atveju skirtumo, tai būtų kaina atsidarius čia, bet užsidarius čia, ir tai būtų bėri žvakė ar buliš, tai na, tokios žvakės. Dabar pradėjau biškį testuoti strategiją su tokiom žvakėm. Na, aišku, įman sakau kontekstą, tai tikrai neblogai jos parodo galimus topus ir bottomus. Nesakau, jeigu net istoriškai pasižiūrėtume, ne, impulsyvios žvakės, apmūvas, tada prasidėjo tokios kaip ir žvakės. Na ir šiuo atveju buvo tik konsolidacija. Šitoj na vietoj matom kaip ir konsolidacija, down move'as, tokia žvakė su ilgu apatiniu vyku palėtė bensus ir tada nuskrydo. Čia irgi, na, gražėja, ne, didžiulės žvakės ir tik va prasidėjo tokios žvakės iš eilės, ilga konsolidacija. Na, čia irgi, tarkim, 4 iš eilės weekly impulsyvios žvakės, viena tokia žvakė markino, na, 4 savaičių pullbacką irgi retestą. Ir po to, na, nuo tokios irgi ilgo vyko žvakės prasidėjo toliau ir na čia pilna tokių žvakių ir subirėjimas. Na čia vėl 2 tokios žvakės, pilna tokių žvakių bouncas. Na tai sakau, aišku, reikia žiūrėti kontekstą ir na, nebūna perfect, bet tikrai galima strategijose integruoti visą šitą reikalą ir šiaip marketo supratimą. Tai na turėjom gerą down move, tikrai turėjom gerą down move, turim pirmą tokią žvakę, aišku, na tai turėtų būti žvakė su apatiniu long vyku, ne botome. Teoriškai. Na, kaip čia, ne, tai yra topė. Turi būti su apatiniu viršutiniu. Na ir tai reikštų, kad buvo kaina nukritusi iki apačios, bet sugebėjo atkilti. Ir tai parodytų stiprumą. Na, šiuo atveju netokios žvakės ieškom šitoje vietoje. Gal kita žvakė bus tokia. Na ir tada suito, ne, mes čia turim tos liquidity levelius, neišimtus, gal kita žvakė tokia ir bus, kuri išima šitos liquidity levelius ir sugeba atpirkti. Bet gal viduje, na ir tada sakyčiau tikrai, kad bouncas bent iki 100k, retestant weekly bounces, tikrai įmanomas. Na taipogi dar kartą noriu pabrėžti tokį dalyką ir šiaip žiūrėjau į BTC indeksą, tai yra, na, per 17-16 metų, tai yra pirma tokia žvakė ant yearly time frame.
Na, labai įdomu, kas bus toliau. Atrodys kita metinė žvakė. Na vėlgi, taip žiūrint, gal šitą vietą vertėtų net įsijungti logarithmic chartą. Kaip jį įsijungti? Kažkaip tikrai eina. Va. Nusijungus logaritmik, čia atrodo biškai kitaip viskas. Nu jo, tada gal ir netiks. Reiktų gal tiesiog tada prisizoominti. Na, bet... Nu, buvo pačioj pradžioj čia tokia tipo, bet nu čia... Ne toks kontekstas, ne tokia situacija. Bet, nesakau, taip žiūrint. Na ir šiaip, pagal vyklį žiūrint, tai tikrai. Tai yra net ne pagal vyklį, pagal jerlį. Tam kare testas. Kodėlgi ne. Turim čia jau pradedantį atsirast moving average. 12. Na, turėtume turėti jau kokių 9. Jo, 9. Turim. Na ir atrodo kaip ir yearly timeframe'as, uptrendas, ane, laiko 9 moving average. Tai yra nei viena yearly žvakė nebuvo užsiklausinus žemiau 9. Tai na, galim teikti, kad high timeframe'as, yearly žvakės BTC laiko 9 EMA moving average ir na, retestas jo būtų, retestas plus naujas high na, būtų toliau patvirtinimas. O jeigu na, ant yearly timeframe užsiklausintų visgi žvakė žemiau 9 moving average, tai įdomu, kas vyktų toliau. Sakau, kažkaip labai čia nuhypino visi tą BTC ir visi man rodos normiai labai iššoko į tą BTC, kad aš nenustebčiau, kad dabar su BTC atsitiktų kažkas panašaus, kas atsitiko su Goldu. Mes įsijungtume Goldą, na, kažkas tokio, na ir irgi, yearly žvakės, na, žiūrėkit, kaip čia viskas įdomiai gaunasi, yearly žvakės, irgi, na, nesvarbu, 10 metų uptrendas, galim sakyti, ir tada buvo tokia yearly žvakė ir tada 10 metų, net ne 10 metų, 20 metų, 20 metų konsolidacija. Nu jo, toks uptrendas, yearly žvakė. Tada, aišku, tas galutinis šūvis buvo na, čia tai tiesiog bear marketas 4 metai. 3-4 metai bear marketas, klausas žemiau 9 moving average, kurį na, laikė irgi Goldas visą šitą uptrendą. Ir ilga konsolidacija. Jeigu tai bus, tai mes suspėsim ir numirti, kol BTC įsitaškys toliau į savo tolimesnį raną iki limono. Tai bus gal tiesiog čia vienas didelis Europas. Niekas nežino iš tikrųjų. Na, bet vėlgi, jeigu imtume, kad BTC tipo Digital Goldas tik daug greitesnis, viskas vyksta greičiau. Gal šitas periodas ant BTC truks ne 20 metų, gal truks 5. Na ir reikia žiūrėti, kur nuves tą yearly konsolidacija, yearly bear marketas, ilgametis. Na, tai sakau, taip žiūrint į yearly, tai tikrai, na, 7K levelis šitas vykas, 5K levelis. O čia buvo 2021 metų, na, yearly galim sakyti topas, open close. Turime netgi gapą čia, sakyčiau, to vietoj. Fair value gapas, ane. Na tai irgi, jeigu kažkur
Jeigu tokia panaši žvakė, kaip su apatiniu bottom veiku, atsirastų kažkur šitam gap'e, jį filintų, retestintų tą, retestintų 9 moving average, na sakyčiau, tikrai tai galėtų būti neblogas bottomas. Ar bus toliau taip, ar bus goldo scenarius, kur na ilga konsolidacija, sunku pasakyti. Bet jo, tikrai įdomu dabar žiūrėti būtent į yearly chartą, na long time frame. Ir, na sakau, praeitį turbūt metai buvo 2024, sakyčiau, buvo labiausiai bullish BTC. Visi buvo nuhypinti, visi buvo ant BTC treino, Sailorius, Čadas, kiekvieną dieną įpina beleką. Dabar, kas negirdėjo, Sailorius jau nebeperka tik BTC, dabar jis jau stekina ir cashą, tai reiškia kažkas pasikeitė ir jo strategijoje kažką jisai pradėjo matyti. Na ir sakau, šitą žvakę, manau, tikrai kažką reikš tolimesniam kontekste. Žiūrėkim, kaip atrodo 6 mėnesiai. Gal 6 mėnesiai mums kažką įdomiau parodys. Na, čia irgi matosi, kaip tokios dvi žvakės markino 2021 metų topą. Na, 6 turim tą 7K levelį, čia sakyčiau tokį. Čia gapo kaip ir nėra, na čia gapų nėra palikta, bet irgi na šitie du vykai 9 moving average'as, na irgi sakyčiau laikomas šį bullrun'ą. Tai yra 6 mėnesių 9 moving average'as, jisai turbūt sueina su weekly kokiu PEM. Žiūrėkim, kur weekly PEM. Na ne su PEM, gal su 100. Ir ne su 100, turbūt su 200. Jo, su 200 weekly. Na vėlgi 200 weekly. Na neturi didelio svorio, bet atsisakyčiau. Gal tik tuo atveju, kad na bear marketas būdavo žemiau 200 weekly. Na, jeigu žiūrėti taip labai istoriškai, net nuo kur mes čia gaunam tą moving average, nuo 2015 metų ir na visi bear marketai būdavo žemiau 200 weekly. Na irgi įdomus pastebėjimas iš tikrųjų. Na tai šiandieną toks high time frame review į ateitį. High time frame review į ateitį, nes low time frame tai nieks nevyksta. Bet vat irgi įdomus pastebėjimas, ne, kur mes turim 200 moving average ir visi bear marketai BTC būdavo po juo. Tai yra na kaip ir bottomas, bet na čia obvious bear marketas, jau deep bear marketas. Ir aišku tai bottomas, bet esmės nekeičia, tai gal neblogas buy, ne, irgi long term. Visi buy žemiau 200 weekly moving average, kol kas na jeigu perki tiesiog čia, long term, nu, esi geram pliusą visą laiką. Forever geras buy, irgi markino ir 2023 metų bottomą. Na irgi čia bear marketas, galim sakyti, prasidėjo 2023, sakyčiau, jau čia. Na, pirmi signalai, ne, tai irgi 2023, 2022 buvo laikomas PEM, man rods weekly. Ne PEM, kiek čia buvo laikoma 100, ne jo, na tai galim sakyti, net ne 100, čia 8 gal. Na, esmė reikia žiūrėti pagal kiekvienais metais. Visą laiką tie moving average skirsis, ne, tai reikia žiūrėti pagal tą mėnesį, pagal tuos metus, koks moving average'as yra laikomas. Na tai jo, sakyčiau, šiam 2021-2022 metų bullrun'ą buvo laikoma šiam, čia atlaikė, čia klausino žemiau. Ir na šitas market structure breakas ant weekly, na čia galima sakyti, kad čia jau viso bear marketas žopa. Ir 200 weekly.
Na, kaip ir bear marketo bottomas. Netoli bottomo. Na, ir jis dabar yra šiam 6K. Ir, na, tikrai matyčiau tokį scenarijų, kur BTC sukrenta žemiau jo. Kaip tik, va čia turim labai gražiai ir PMK. Turim PMK. Turim 6 mėnesių. Tuos du topus, ne. Turim Yearly. Na, irgi čia sueina su Yearly. Labai gražiai, na tikrai kem 6K. Tai visa šita zona, sakyčiau, nuo kem 6K iki, sakykime, iki moving average. Na, jeigu krys žemiau, tai krys tikrai žemiau, na, sakyčiau, nuo šiam K. Tikrai kažkur čia galima būtų ieškoti bottomo. Jeigu kartosis praeitų bear marketų scenarius, ne, na vėlgi tai kaip ir nėra garantuota. Tikrai nėra garantuota, kad atsitiks taip, kad čia tipo bottomas ir tada toliau vėl ten 2.23. 2.029, kas čia gautųsi, ne, jeigu pagal 4-year cycle. Ką mes turim pagal 4-year cycle, tai po 3 metai bull marketo, metai bear marketo. Tai sakytume, jeigu 2.26 metai prasideda bear marketas, 2.27, na pirmi kaip ir bull runo metai būtų konsolidacija, na ir tada 2.28, 2.29, na gautųsi kitas bull runas, na 2.26. Bear marketas konkretus, nu tipo down impulsas, down move'as, 2.27 konsolidacija, bottomas ir 2 metai up only, kaip ir turėjom praeitą sykį, ne. Kas čia pas mus gavosi 2.21. Na, čia 2.22. 2.22 bear marketas, na tipo impulsas žemyn, downtrendas, tada metai konsolidacijos kaip ir. Na ir 2 metai up only. Pretty much. Na, turbūt tą patį turėjom ir čia. 18 čia gavosi bear marketas. 2.19, jo, 2.18. Metai tokios kaip ir konsolidacijos, na, bet čia buvo ir su bandymu ten išsibreakoutinti 2.19. Na ir 2.20, 2.21 up only. Ne. Na ir visur vat, jeigu žiūrėtume, na esmė, kad nėra daug history. Na turbūt ir 2.13 metus būtų verta paimti. Nėra daug history ant BTC, tai yra, na čia tik porą scenarijų, tai buvo 3-4, tai konsolidacijos ir 2 metai up only. 1, 2, ne. Nu jo, tai kiek mes čia turėjom 4 scenarijus ir jeigu imti 200 EMA ant vyklį, tai na jis visą laiką buvo paliestas
arba raudonoj zonoj, tai yra arba konkretaus downtrendo metais, arba konsolidacijos metais. Tai yra šiuo atveju buvo konsolidacijos metai. Kitam bullrūne, na tai buvo raudonoj zonai, tai buvo downtrendo metuose. Na, čia kažkaip netaip aš nuspalvinau. Čia turi būti žalia. Čia turi būti geltona. Jo. Na, downtrendo metuose. 2021, 2022 irgi downtrendo metuose. Na tai... Na, jeigu imti pagal labai limited datą, 4 instansus, na bet vėlgi 4 metų ciklas egzistuoja, kol jis nebeegzistuos, ne, ir kol kas, na, esame puikiai pagal 4 metų ciklą. Viskas vyksta taip, kaip, na, taip kaip ir turi vykti. Topas, obvious topas, na, tai kabo ant visiško mirties plauko, irgi sakau, jeigu žiūrėti į, na, USDT dominance, jau esu minėjęs. Čia bear marketas, čia bull marketas, čia BTC bottomai local, šito bull marketo, čia BTC topai local. Na ir esam tokioj zonai ir, na, atrodo kitaip negu praeitus 2 kartus, ne? Praeitus 2 kartus tai yra, na, up down, o čia up ir, blet, jau kokias 3 savaitės ne down. Ir irgi, nu, nežinau, man pagal viską, ką aš matau, bear marketas, 4 metų ciklas vis dar gyvas, topas žalioj zonoj, raudona zona turėtų būti stiprus downtrendas, turėtume raudonoj zonui krysti žemiau 200 EMA, kažkur čia atrasti bottomą, 2027 metai turėtų būti kažkokia tai konsolidacija, gal bandymas prasimušti. Na, turėjom vieną sykį, ne, čia kur, nu, čia galim sakyti konsolidacija, bet čia buvo ir neblogas uptrendas. Na ir tada žalia zona up only. Nu, sakau, žiūrint į USDT dominance, labai man čia visi sueina dalykai. Kas man nepatinka, sakau, kad, na, turim ant yearly grafiko tokią žvakę. Ir nereikšinai tai, kad kažkas fundamentaliai dabar pasikeis. Nes, na, vėlgi, galim sakyti ir taip, kad šis bullrūnas buvo visiškai kitok negu praeitas. Tai yra, čia jau prasidėjo Aibitas, prasidėjo ETF-ai, Sailorius, na, visiškai kiti playeriai. Ir plius labai daug retailo pritraukta. Gali ir iššeikinti, gali ir iššeikautinti visus. Vėlgi pažiūrėkime, kaip goldas atrodė. Ką mes ten žiūrėjom, vyklę, ne? Na, goldų istorijos yra daugiau. 200 ant goldo vyklė. Na, jeigu žiūrėt nuo 2011 metų, gal yra koks nors dar. Na jo, galim pradėti nuo 1970. Na irgi, žemiau 200 EMA. Ant vyklių buvo goldo bottomas. Na, tada čia prasidėjo. Na, tai yra, čia buvo ta žvakė, kurią mes dabar turim ant BTC, ne, po kurios, na, prasidėjo 20 metų konsolidacija. Na, sakykim, kad ant BTC galimai jinai bus ne 20 metų, turėtų būti gal šiek tiek trumpesnė. Jeigu tai digital goldas. Na, čia irgi kaip ir bottomas, bet irgi ilga konsolidacija, 10 metų čiūtne. Na, ant goldo gal reiktų paimti kažkokį kitokį moving average, sakyčiau, gal 100. Na, vėlgi, negalima taip taikyti tiesiog vieną moving average ant visų asetų, kiekvienas asetas juda pagal savo averages, bet 100 PM gal.
bandau tokį rasti moving average, kur plius minus markintų visus bottomus. Tai yra, kai pradeda goldas trading žemiau jo kaip ir bottomas. Na, bet, sakau, goldas turėjo tokius gan ilgus periodus konsolidacijos. Na, bet jo, jeigu mes imtume up periodus, tai jo, žemiau to moving average, kaip ir galim sakyti, netoli local bottomo. Konsolidacijai tai tikrai netoli local bottomo. Na, jeigu tiesiog durnai būtum pirkęs goldą paskutinių 100 metų kiekvieną sykį, kai jisai užklausina vyklį žvakę žemiau 200, aišku, nebūtum pagavęs visiško bottomo, bet in the long term, na, būtum visus išraidinės up judesius, būtum minimizinės drawdownus, aišku, čia pakrenta, bet, nu, tiesiog nieko negalvojant, jeigu aklai perkant kiekvieną sykį, kai goldas užklausina žvakę žemiau, tai būtum visą šitą konsolidaciją supirkęs neblogom kainom ir tada būtum išraidinęs visą šitą trendą, būtum čia įsimetęs į trendą toliau raidint. Na, vėlgi, būtum šitą visą konsolidaciją išsiaveraginęs kainą, average kaina būtų kažkur čia, netoli bottomo. Visą šitą raną būtum užgaudęs. Čia būtum iššokęs, na ir dabar goldas iš vis įsitaškė. Na, vėlgi, taip atrodo, kad po tokių, na, po goldo, žiūrint, jeigu istorijoje, ne, po tokių ilgų judesių, kai po tokių didelių rimtų judesių, ne, goldo, kai jis užklausina žvakę žemiau 200 prasideda ilga, na, 10-20 metų trunkanti konsolidacija, tai, na, irgi. Goldo, manau, kai ateis tas momentas, kai užsiklausint žvakę žemiau 200 ateis ilga konsolidacija 10-20 metų. Ir jo, na, tiek apie goldą. Na, BTC goldą pažiūrėjom iš high time frame overview. Low time frame nieks nevyksta, reikia laukti. Na, sakau, mano manimu, iš to, ką aš matau yearly, iš to, kaip dėliojasi vyklį pagal 4 year cycle, kuris, na, vis dar nebuvo sulaužytas ir kol kas puikiai veikia. Manau, tikrai bear marketas. Ir gal tiesiog, na, istoriškai per šios metus turėtų kaina nukristi žemiau 6K šiuo atveju. Na, vėlgi, jeigu čia konsoliduosis ir metų pradžioj gal mėgins dar pumpint, patestinti 100K, kas tikrai realistiška. Čia, na, vėlgi gali užkilti daug aukščiau, negu visi tikisi, kaip buvo čia, ne. Na, vėlgi, kiek gerai atsimenu, nedaug kas tikėjosi, kad čia taip užkils. Daug kas tikėjosi gal tiesiog high or low. Na, nenustepčiau, net jeigu ir highs išimtų ir būtų toks kaip triple, na, kaip čia buvo double topas, toks sloping į viršų, čia būtų triple. Ir, na, aišku, tada tas moving average'as 200 pakiltų aukščiau ir pakiltų iki kažkiek 8-9K turbūt. Na ir yearly. Yearly sueina 7K. Na, sakau, įdomi viskas gaunasi, na, šita žvakė plus USDT dominance, kaip atrodo ant vyklį, plus šitie metai turėtų būti bear marketo metai ir, na, sulaužytas obviously PEM EMA ant vyklį, kuris buvo laikomas visą bullrūną. Na, sueina taip visi galai, kad tiesiog bear marketas. Bear marketas gali būti bounce'u, jo iki 100K gali būti ir aukščiau, bet at some point šiais metais, jeigu 4 metų visgi toliau tęsis ir toliau viskas bus, na, 5 kartą. Na, skaičiavom, kad mes čia turėjom 4 kartus tą patį scenarijų, kur 2 metai up only, žalia, tada metai raudona,
per raudonus metus kaina nukrenta žemiau 200, tada metai geltona, tai yra konsolidacija, jau bottomo metai galim sakyti, ir tada 2 metai japonli, tai šiais metais, arba maks kitais metais, tai arba per raudoną, arba per geltoną. Per ateinančius 2 metus BTC turėtų užklausint vyklį žvakę žemiau 200 EMA. Ir kur tas moving average'as bus, sunku pasakyti, nesakau, priklausys nuo price action'o dabartinio per ateinančius pusę metų. Jeigu kaina mėgins retesnį 100K, gal skvizins kažkiek aukščiau, tas moving average'as aišku pakils ir sunku pasakyti tiksliai, bet manau nuo 8 iki 5K zona turėtų būti kitas BTC bottomas, high time frame. Toks video, laukiam rytojus, žiūrėsim kaip atsidarys nauja savaitė, low time frame aišku. Expect volatility, vėlgi manau bus išimti lows, bent jau šitas neaišku, galbūt higher low, bet manau šitas tai tikrai, nes prieš kažkokį apmūvą net jeigu jis ir bus. Ir tiesiog, žiūrėsim, laukiam. Toks video šiandien.